Taigi, sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Minecraft. Šiandien mes apžvelgsime ir aš jums parodysiu, kaip pasidaryti šį nuostabų liftą Minecraft'e. Pradėkim, tai Tadas dabar pademonstruos, kaip jo užlipama į viršų. Ir taip, labai paprastai, labai greitai. Ir eikime į tutorialą. Nors pirmiausia, norėčiau parodyti, kaip atrodo, kai jūs patys einate liftu. Ups. Leiskite, kam spaust. Matot, taip, lipate ir štai ir Tadas. Na štai ir tutorialas, tai pradėsime padėdami du blokus į viršų ir ant viršaus pistoną, žiūrint į šoną, štai taip. Ir tada eikite tokius zigzagų pistonais, kaip jūs norite. Ok, taip. Dabar, kai tai padarėte, jums tada reikės čia padėti atsiprašau, čia ir štai taip, pakeičiauti savo taipą, tada taip eikite į viršų, štai taip, čia pareiti ir kol turite kažką panašaus į tai. Ir tada tiesiog užpildykite šitos tarpus savo blokus. Štai taip. Ir tada uždėkite redstone torches šitas vietas. O štai taip. Ir tą patį padarykite anai pusėje. Tiesiog taip sudėkite blokus. Lyginate pat viską. Ir čia reikės taip. Ir dabar tiesiog čia dėkite blok redstone torches. Ir čia dėkite irgi redstone torches, kol turite taip. Ir jeigu padėtumėte čia du mygtukus, paspautumėte šitą, viskas taip gražiai eina. Ir jeigu šitą, viskas irgi taip gražiai eina. Matot. Gerai, tai ką dabar jums reikės padaryti, tai nuimti šitos mygtukus ir uždėti paprastą pistoną štai čia ant tų pistonų, taigi pistonų. Štai taip. Ir tada ką jūs norėsite padaryti, tai taip pradėdami nuo vieno bloko ant žemiau ir tęsti šitos zigzagus padėdami blokus ant redstone torčių. Ir eikite štai pat zigzagu, kaip ir ėjote anksčiau. Štai taip. Taip vis šitą pusę tą patį. Štai taip. Ir tada uždėkite čia, kad būtų vieno bloko žemiau. Ir taip pat įdėkite čia tiek torčius. Ir išties gan truputį keistai atrodo, bet viskas čia yra gerai. Ir čia man dar reikėtų uždėti. Ir čia uždėti šitą bloką. Ir čia šitą torčią. Ir matot, viskas dabar šitą dalis veikia. Ir dabar tiesiog uždėkite blokais ir šitas vietas. Ir tada, ką jūs norite padaryti, tai tiesiog apgaubti šitą visą
visą liftą, bet apgaukite štai taip. O štai taip. Štai taip. Ir dabar, ką jūs norėtumėte padaryti, tai tiesiog uždėti čia tarp pistonų, štai pusėje, blokų štai taip. Ir anoj pusėje, bet anoj pusėje blokai eis truputėlį kitaip. Štai šitai. Čia toks nekdėl. Ir čia turi taip eiti blokai. Ir viskas. Ir tada jam reikės tiesiog dėti repeaterius čia. Štai taip. Ir kai jau tai padarėte, tada ką jums reikia padaryti, tai nueiti čia, padėti 4 blokus štai taip ir uždėti čia repeaterį ant 4, čia repeaterį, paskleisiu ant kiek, ant 2, čia repeaterį ant 4 ir čia repeaterį ant 3. Ir kai tai turite, tiesiog padėkite bloką štai taip ir nuveskite į šitą čia. Ir tada čia veskite viską taip. Ir tada, kai čia padedate mygtuką, matot, viskas labai gražiai veikia. Tiesiog galite uždengti šitas vietas. Ir paskutinis žingsnis, tai reikia jums uždengti šitą vietą, šitą visą dalyką blokais, kad jūs neišlėktumėt. Aš dedu stiklu visada, nes man tai yra gražiausia, bet nebūtinai stiklu galima ir kitokiais blokas. Ir viskas. Tai reikia padaryti 2 blokų tarpą, kad galėtumėte. Ir matot, pasidaryti jūsų liftą, kuris veikia tikrai puikiai ir nuostabiai. Taigi ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Su jumis buvo Šminis Minecraft ir sumatysime kitame video. Sėkmės.